Budėjimas buvo ištisą parą. Karinė kolona, kurioje 75 automobiliai, ginklai kariniam miestelėje, atskiram kambarį, kur mes buvom nuvežti, parodyta absoliučiai visi, kuo mes ginkluoti, net parodė, вот стенгазета, которую будете выпускать, вот баян, на котором ты будешь играть. Taip jau. Nu ir mes visą tai žinojom. Nurodymai išardyti visos šitos sistemos neleidom sustabdyta, nes nežinoja, turbūt kaip pats Landsbergis, kokia kryptimi įvykiai klostysis. Gal bus Lietuvai reikalinga. Ir viskas šitoj padėkti ėjo iki sausio 13. Sausio 13 išvakarėse, gal 11, karininkas aukšto rango atvažiavęs, įstas kabinetą, nu aš buvau pavaduotojas komandyriaus tenai šito, žodžiu, pokalbį tokį tik tai, kad gali būti pakelti, būsit pasiruošę visą šitą. Ir dabar budėdavom ištisą parą jau, atsakingi darbuotojai, tai išvakarėse aš dirbau, Zuzana viena išvažiavo į Vilnių, pasilikau. Buvau pavargęs jau, pažiūrėjau televiziją, viskas ramu, atsiguliau anksti, gal 11 valandą. Tik tai. Ir šitos brandos net televizijai nemačiau. Mane pažadino telefono skambutis iš Vilniaus. Tik tai skambino, jinai, tik tai niekam nesakyk, nes važiuoti. Yra kraujo, yra aukų. Reikia autobusų, reikia paduoti, kad žmonės iki 8 valandų sugebėtų pasiekti Vilnių, nes Bizdenkos gamykla, ten 10 000 darbuotojų atakuos rūmus, kokią komandą duota. Dabar pabandyk taip staiga rasti, prisimenu, pašokau, bėgte, iš karto kitas skambutis, skambina jau dabar mūsų darbuotojas, kur tu randiesi? Nesakau. Gečias televizijos laidoj, tai kalbėjo, kad antiek visų sąjungėje buvo infiltruota ir mes tiesiog nežinojome, kas kuriam pusėn eis. Kokia situacija bus visą šitą. Dabar įstoti atbėgęs, Rūta Žilinskienė sėdi ir verkia. Būdinti. Sakau, Rūta, kur autobusai? Reikia į Vilnių paduoti. Žmonės jau pakelti, renka bėga į senąją autobusų stotį. Jinai sako, atsisako visi važiuoti, bijo. Tai poliu, kaip, tai kur sąjunga? Tyli visi. Kur lyderis? Rusy. Eik bėgu pasitikti. Išlenda iš balės, prebėdamas iš tenai, iš šito kambarį eina bent 5 vyrai, krūtinės atsakė, kur jūs žmonės ruošitės siūsti? Ten tanžėtė stovi, ten šauda. Kas atsakys? Nežinau, ką aš atsakiau, tik tai, kad jie tik kruptelėjo, atbuli pasitraukė iš karto. Kas pirmutinis važiuoja? Aš pakėlė ranką Kolunda Vytautas. Jie šitam name gyvena. Tik iš karto. Va tik aš vienu švarkeliu. Aš, Gulevas antras atsiliepė, su Ikaru, su gerai. Greit net nepasitikėjau, kad gali išvažiuoti, bet nenuvažiuoti. Sėdau kartu su Kolunda į autobusų stotį senąją. Kartu atlėkė mes šiandien, autobusas sustoja ir patikėkit, nakties tyloj, tik batukų kaukšenimas, kau, kaip bėga žmonės iš visi. 2 minutės sausakimšai autobusas pilnas. Kolunda, aš va tik vienu švarkeliu, stabtelėsiu prie namo apsirengsiu. Gerai, mauk. Atgal bėgte į stotį, nes niekas nekursuoja. Kulevas išvažiuoja, su Kulevu atgalios. Toliau jau, kai sakant, reikalas pajudėjo. Išvažiavo. Grįžtu į garažą, kur tyla, ramybė atrodo, lyg tai. Dabar pasigirsta ne man, direktoriui, skambutis. Be perstojo raketčikai signalizuoja.
Kelt karinę koloną, kelt karinę koloną. Direktorius įsigandęs, ką daryti. Ministro telegrama iš vakaro atsiųsta, žinoma. Nebe mūsų signalo be abejo, jis tai žinojo. Kad, žodžiu, jokių nurodymų kariškių neklausyti. Mano asmeninis nurodymas bus tik tai dėl kolono. Ministras Beržiškis dirbo. Telegrama, sakau, yra, reiškia pagal telegramą. Sėdim toliau, po pietų ministro vėl Beržiškio telefonas liūdnu balsu pareiškė, išdavė Vilnius, manęs nepakluso. Negaliu pakelti nei vieno fakto, kurie blokuotų rūmus, kurie blokuotų kelius, o blokuoti reikia visą šitą. Vilti galim tik tai į Ukmergę ir Vyrį. Vyryje dirba Dailydka, tada jis ir dabar matė televizijoje, geležinkeliuose dirba, aviacijoje, žinoma, kurie gali tai daryti. O ką galim, tai galim. Dabar kokiu būdu pakelt. Kai buvo atidirbta situacija taip ir ištreniruota, kad mes per 40 minučių pakelti naktį galėjom surinkti 75 vairuotojus su automobiliais ir išvykiuoti į kelią. Jeigu paleis tą sistemą, kurie atidirbta, pirmiausia, tik tai 4 su lengvom mašinom, gaunant kiekvienas tik 6 voltus, adresus gatves parveža iš karto 4 po 6, antras reisas tenai, žodžiu, sistema atidirbta buvo. Vokai užanspauduoti, apleist draudžiama buvo, ką daryti toliau. Plėšiam vokus ir leidžiam šitą sistemą. Dabar jau leidžiam. Mes ją pakėlėm. Momentai išsirikiavo šitą koloną. Dabar ją rikiuojantis televizijoje matėm, kad žmonės meta baldus, meta, kas ką pakliūva ir kūrė laužus. Tenai, kokie bus drabužiai visų. Reikėtų malkų. Pagalvojęs Skamperiu, Hofmanui, Antanui ir Edėnui. Antanai, gal galima malkų pakrauti mašiną, nuvežti ir laužus galima būtų pareiti. Mes jums pripjausim, atiduosim. Ir didžiausiai mūsų nuostabai patylėjęs atsakė, dabar nelaikas jau čia dėrėtis. Padarom tokį dalyką, apie kurią ir laikraštis nerašo, sakiau, 20 metų ištylėsiu, paskui pasakysiu. Sako, padarom taip, kad nežinotų nei vairuotojai, nei administracija, niekas. Jūs atsiųskit į dispečerinę, tvarkingai automobilis, kaip kasmet fanirlintiem popieriui, reiškia šitas medieną į Griniškių fabriką. Vairuotojams pasakyk, kad išvažiuotų iš vakaro ir sustotų prie Seimo. O ryte tegu veža malkas tenai. Aš malkų neieškosiu, bet jūs pinigų neieškokit už transportą. Tik tai. Pat telefonų susitarėm. Pakėlė autokranus, pakėlė sandėlį Antanas, tada Hofmanis. Visą šitą nuvažiavo vairuotojai, pasikrovė ir šitą kolona pilna priekyje išvažiavo pikapo atitolės per pusę kilometrą su pikapu Lerekšaitis, inžinierius tada šitą koloną, kurios sudėtyje gale 5 zylai su priekabom pilni sausakimšai į Griniškes vežėm tas malkas. Deja, pasiekus Vilnių tankietė stovėjo, bet nelėtė. Nes mes jau iš karto žinojom, Šilės kariškiai išsidavė, kad vienybės tarp jų pačių nebuvo. Mes šitą žinojom, kad generolas vadas vieną kryptimį eina, polit vadovas pavaduotojas kitą kryptimį eina, su mumis eina visą šitą. Ir tenai, kad stovėjo tankietė, tai ne kiekviena ir šaudė dar ir iš jų visą šitą. Ir dabar, kada įvažiavo mūsų mašinos blokuoti jau šitų kelių, va tai įklimpo į pievą, netgi netikėjo vairuoti, kad įmanoma pilnas su kaupu pakrautas zylas su priekabom įklimpusią iš purvo išstumti. Apčybo minė tik tai, tik purvas aukštyn pasikėlė ir prie Seimo durų privažiavo. Visi reikia valiau Ukmergėj su liepsnos laužai. Tai va, visą kiek matė, vedė laužai, po to liepsnojo. Visi dėkingi Ukmergėj. Po to, po daugelį metų, 2005, vat aš turiu ir laikraštį Geležinkelietis yra.
mane atsiuntė iš tenai. Irgi pasirodė laikraštėje straipsnelis, kad kai tik išėjo knyga transportininkų mūsų gyvenimo dalis visą šitą. Ten paminėtas buvo kaip tik tai ir ministras Biržiškis, tenai Istorijos Atalas. Ir iš karto, delšeriečiai, kad mes talkinam, paprašė šitos knygos ir ypač miškininkai tada iš karto, mums bent kelis egzempliorius, nes mūsų urėdas, urėdų urėdas. Tai va, tie žmonės, kurie pasilikę už kadro, galima sakyti. Tokia istorija.